Labas rytas. Šiandien tokia mintis šovė. Kraunusi daiktus į objektą, ne? Tai tie daiktai įrankiai, sakykime, kompiuteris, atsuktuvas ir kava viduje. Taigi, kažkada tai senai karjeros pradžioje, tai buvo prieš kokius 20 metų gal. Kiek atsimenu, tokį rimtesnį objektą dariau, tai buvo Litexpo parodų rūmai Vilniuje. Ir, ten be galo didelė sistema, tai tiesiog buvau toks kaip praktikantas, sakykim, tai tiesiog parodė, kaip laidus vedžiot, parodė, kaip jungt daviklyje, kaip rezistorius pastatyta, ne, kaip sujungt centralę. Tai buvo kokie 2 ar 3 mėnesiai darbo. Ir finiše atvažiavo toks technikas, vyrukas, atsinešė kompiuterį, pasistatė kėdę, įsitraukė ten kažkokį laidą, prisijungė prie centralės, tiesa įsitraukė pipkę, užsidegė ir programuoja, žinai, ir galvoja, eik tu sau, kaip gerai, žinai, tipo, kaip čia reikia, tokį lygį pasiekti, kad tampyt laidų nereikėtų, o tik tai programuoti, žinai. Ir realiai, kai tu pasieki tą lygį, ne, kažkokį tai savo įsibrėžtą, tai tu net jo nepastebi. Tiesiog tau tampa kasdienybė ir tiek, ir tu dirbi ir šitą. Tai šiandien mano tokie įrankiai yra. Kompiuteris, atsuktuvas ir kavos puodelis. Ir dar kėdė. Tiesa, pipkės neturiu. Apie tai aš ir negalvoju. Tai va. O taip pat, geros dienos visiems.